Taigi, sveiki visi atvykę į mūsų jau tradiciją tapusi kalėdinį karnavalą. Tema, kaip jau žinot, Eurovizija. Ir irgi šiai tradicijai jau eina 3 metai. Taip pat šį vakarą su jumis būsiu aš, Valerija. Kadangi turbūt jau, kaip ir Rusija pristatė, šių metų Duokit man mikrofoną, negaliu klausyti. Taip, kol neprasidėsiu, viską baigti. Nesąmonė kažkokia čia. Negaliu klausyti, tuoj apsivensiu. Šiandien bus Eurovizijos dainų konkursas. Jau 3 metai turim tradiciją, bla bla bla. Vaikučiai lips į sceną, dainuos dainas. Grinčiai kvėpuok. Gerai, šiek tiek pasikarščiavau. Labas vakaras. Esu Grinčas aukštasis. Turbūt geriau pažįstat mano pusbrolį. Grinčą, kuris vagia kalėdas. Šiemet matot, kokie orai. Turbūt pavogė ir žiemą. Taip, kad jeigu jisai nemėgsta kalėdų, tai žinokit, jau turbūt supratot, kad aš nekenčiu Eurovizijos. Ir kai išgirdau, kad pas jūs vyks šitas renginys, iškart supratau, kad turiu viską padaryti, kad jį nutrauktų. Iškart, kai važiavau pas jūs, man galvoje sukosi visokios eurovizinės nesąmonės. Visokie euroviziniai blizgoliukai, burbuliukai, bigutukai, kaspiniukai, sijonukai. Grinčiai kvėpuoja. Bet kai įėjau į šią salę, pamačiau jūsų jaunus, gražus veidus, su lūkesčiu žvelgiančius į sceną, pagalvoju, kad kiekvienas iš jūsų turbūt nusipelno antro šanso. Todėl su dideliu džiaugsmu noriu jums pristatyti ir paskelbti, kad šiandien Eurovizijos pasirodymų nebus, bet mes šiandien turėsim Grinčių liaudies dainų vakarą. Ir simboliška, pirmas pasirodymas bus atliekamas jūsų nuolankaus tarno Grinčio aukštojo. Tik viena ir problema. Neturiu grupės. Bet, kai jūsų tiek čia daug, manau, ši problema lengvai sprendžiama. Dabar padarysim eksperimentą. Išsiaiškinsim, kas šioje salėje yra drąsiausia. Man reikės į sceną 2 mokytojų, 2 mokinių ir 1 mamos. Kas drąsiausia? Tu eina. Mokiniai, 2 mokytojai. 2 mokinius turim, viskas. Mamą turim. Ir dabar mokinių paklauskim. O dėl ko neateina mokytojai? Kokia gali būti priežastis? Nepatinka irgi. Kažkas. Jie nemėgsta dainuoti, ar kaip? Ar bijo? Tai jūs dabar norit pasakyti, kad jūs mokyti bailiai? Jo. Drąsu. Gerai, tai 2 mokytis kviečia, bet kokia atveju vis tiek, aš manau, atrasim gal?
Mano laikais drąsus būdavo. Iš klasės išvaryti ar į kampą pastatyti, drąsos užtekdavo. Gerai, dabar lipam į sceną. Taip, šiek tiek atsiprašysim, supraskit, grupė neseniai susikūrus, šiek tiek reikia repeticijos. Taip, dabar svarbiausia, taip, pradžiai pristatau kūrinį. Tai bus ypatingos meninės vertės Grinčių liaudies daina Pumpa. Taip, dabar šiek tiek glaudžiau. Ir pradėsim. Repeticija pradžiai. Pumpa, pumpa, pumpa. Jūs manęs nenervinkit! Galim pakeist. Taip, kartuojam. Pumpa, 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 pumpa. Dabar tokio tempo reikės dainuoti. Bet garsiau. O kai aš dainuosiu. Pumpa, pumpa, visi dainuojam kartu. Pumpa, pumpa, supratat? Dar kartą kartuoju. Pumpa, 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 Gerai, dabar susijamom. Pradžią nusilenkim visi, taip? Gelbėm publiką. Pradedam. Pumpa, 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 pumpa. Pumpa civilis, kapitoliška mikazė. Please, please, pasa, opa, oma derba, opa, oma džorba, opa. Pumpa, 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 Labai lengva jau čia pradėti. Aš jūs visus apgavau. Nuo kada jūs patikėjot, kad Grinčas ateis pas jūs ant scenos ir dainuos? Iš tikrųjų, tai buvo užkeikimas, kad Eurovizijos vakaras neįvyktų. Tai va, viskas, finita le Eurovizija. Visi stojam ir namo. Na, aš nesuprantu, ką tu čia kalbi dabar. Mes ruošiamės pasirodymui Grinčiai. Todiškim? Taip. Visi niurzgliai turi tokią niurzgančią kaukę, turi tokį mielą, tokį jautrų padarėlį. Tai tikrai turi ir Grinčas. Tai mes tikim. Čia taip jaudinomės prie šeno, o dabar čia reikia tokią kalbą reiškia. Taip, suprantat, kaip yra. Grinčas yra jau amžyje. Nu, jūs pasižiūrėkit, senolis, užgyvenęs daug metų. Ir aišku, kad jis nesupranta, kad čia vyksta šiuolaikiniai Eurovizijai. Nu, kas čia gali suprasti tokio amžiaus? Tai padarysim taip, Grinčiai. Aš tikiuosi, kad tai nėra paskutinis tavo žodis. Ir prašom didžiau. Muzika kažką tokio seno, gero, linksmo, nuotaikingo ir labai ritmingo. Ir pabandom Grinčo širdį suminkštinti, pakutenti truputėlį, paklebenti ir tikiuosi gal išsi.
Tas netekia. Nu, ačiū Grinčai, kad supratot. Eurovizija tikrai puikus vakaras ir kalėdinis vakaras be Eurovizijos negali vykti šiais metais. Turbūt jau pats metas jūs visus supažindinti su mūsų gerbiamąja komisija. O taip, Rusne, tu visiškai teisi. Tai galim pradėti. Visų pirma, turime didžiąją miško gerbėją. Geriausių grybų ieškotoją. Jos grybams niekas neprilygsta. Neprilygsta jokios musmirės. Jinai visos biliūkės geriausia, atsiprašau, Lietuvos geriausia grybautoja. Ir tai yra Loreta Mikalauskienė. Nu labai super, aišku, žinoma, jeigu šiek tiek jinai su savo komentarais nugrybaus, pykti negali. Ne visi gyvėm grybautojais būt, argi netiesa? Nu tiesa, bet žinai, ne mums šiandien būna irgi teisti. Griežto charakterio, Dalios Repečkos komentarai tikrai nesilpnų nervų dalyviams. O taip. Taip pat nepamirškime žodžio kišenėje neieškančios lituanistės Dalios Andriuškevičienės. Nuo kurios vieno žvilgsnio delnai ima prakaituoti, o širdies ritmas padažnėja. Saugokitės, saugokitės. Na, galbūt dabar jau tikrai reikėtų pabūti labiau nostalgiškiams ir kviečiu pirmokus, o visus kitus prisiminti, kokia ši šventė buvo nuostabi praeitais metais ir parodysim keletą nuotraukų. Na, Rusne, argi negraži tradicija susiformavo per tokį trumpą laiką? Nu labai graži. Tikrai labai graži. Bet žinai, reikia pradėti visus kitus pasirodymus. Tikrai taip, gal jau laikas Eurovizijai. Taigi, gana pliurpalų daugiau darbų, todėl į sceną nieko nelaukiant kviečiame pirmuosius dalyvius. Pirmą B klasę su savo pasirodymu Milkshake Man. Plojimais pasitikime juos.
čia buvo protinga mintis pasikviesti komisiją Grinčą. Nu tai Grinčas neturi nuomonės. Žinot, aš turiu nuomonę, aišku. Apie plius galiukus aš jau sakiau, ką galvoju, tai. O jau labiau man tas kompiuteris, kai jau be jo nebeįmanoma, ir sieną nusinešti reikia, taip? Nu taip jau gaunasi, žinok, taip jau gaunasi. Nu, energija buvo, reikia pripažinti, buvo energija, taip. Nu tai pliusas, pirmai. Aš 8 vertinu 8. Labai gerai, ačiū už tai. Dėkojame komisijai už jūsų nuomonę. Ir, žinai, Rusne, dabar toks laikotarpis, kada tos šventės ir viskas atrodo susikrauna į vieną ir taip laiko nebeišeina planuotis. Nu taip, dar norisi ir su draugais pabūt. Tenais dar reikia pasimokyti, visgi kontroliniai kalnai. Tu dar nepamiršk pirmadienį ruoštis biologijos konspektas, istorijos konspektai, fizikos konspektai. O kur asmeniniai poreikiai, kur draugai, šeima? Taip, visgi, nu taip noriu susitikti su draugais. Visai. Tai va, ir vis kartuoji savo, man reikia ir ten padaryti, ten pabūt, man reikia ir tą padaryti, man reikia ir aną padaryti. Visai reikia. Tikrai visai. O prie ko mes čia linkstam? Tai prie to, kad viskas tuoj paaiškės jums scenoje. Nes į sceną kviečiu 1A klasę su pasirodymu Black Biceps daina Visai man reikia. Nu tai ką, buvo pasirodymas labai fainas, labai gražus, labai linksmas, energingas. Tikrai taip, labai energingas. Ir žinai, Valerija, aš pagalvojau, kad turėjau labai gerą vaikystę. Ane? Nu ir kodėl taip sakai, o tavo vaikystė tokia ypatinga buvo? Žiemos laikotarpiu aš visada eidavau į pirtį. Ir tėvai man tada pirtį papasakodavo visokias pasakas. Ane? Nu, žinok, aš pirčių patirčių neturėjau, bet pasakas, kad mėgdavau būdama maža, tai tikrai apie tas laumės ir raganas, ane? Taip, bet aš taip baisiai bijau raganų. Ane? Nu, žinok, aš kažkaip su raganu ne taip apsipykus, bet su bilduku tai ne tas žodis. Prisimenu, kai buvau maža, nakvoju pas močiutę ir vakare ant stalo palikau sausainių, nu, lėkštutę sausainių. Ir tokia galvoju, o kaip faina, ryte suvalgysiu, su kokia nors kakavo ar bata, atsikeliu ir ten sausainių nėra. Aš žinai, ką man močiutė sako? O ką gi tau pasakė? Sako, bildukas pavogė. Tai nuo to karto taip aš neapkenčiau to bilduko. Sakiau, viskas, pagausiu jį, tai oi kaip bus tam bildukui. Nu taip, kadangi jau prašnekom apie pirtis, mitologinės būtybės, mes šį jūs vedam prie pirmos C pasirodymo Tautumeitas Burman ir Barabadabastum. Gražaus.
koncerto. Alla bekymmer försvinner strax. Bästa måltid för kropp och själ. 4 veckor i träpanel. För vi båda är väl lika bra. Sen tango med Mario Sayonara. Lyxig, kaxig, med sauna. Vi ska vara rastu på många och släppa stressiga. Masturbera dig som gröner 100 grader nöja. Šis pasirodymas tikrai priminė visas tas pasas apie atvirkščius. Oi, tikrai visko priminė. Bet geriau gal būtų, jeigu komisija pasakytų komentarą apie tai, ką tik matėt. Šešėlę pasitraukus, gero buvo Atsiprašau, šešėlę pasitraukus, garo buvo sočiai. Bent jau pirmose eilėse tai tikrai. Kaip galiorka, ten nežinau. Kaip ten galas? Silpnogai. Iš tikrųjų, raganos, kaukai, pildukai, čia viskas yra super. Jaučiausi kaip per rašinį maždaug, kai jūs rašote, jums baisiai karšta, o man ne. O aš noriu pasakyti tos pirties adresą, tikrai pasikviesiu kokią nors kompaniją, labai noriu įpirkti. Man patiko labai abiejų pasirodymų sceninis įvaizdis, iš tikrųjų toks solidus, tai kokį neskaitant blizguliukų, kur ten buvo, tai iš tikrųjų liuks. Ir gera energija, tikrai geri pasirodymas. Nu, komisija kaip matau.
kaip matau, komisijos komentaras geras. Labai. Taigi dėkojom komisijai. Tai bet, žinai, Rūsta, kažkaip vakar turėjau tokį tragedišką momentą. Įsivaizduok, man reikės rinkti, ką apsirengti Eurovizijai. Ir nieko absoliučiai spintui neturiu. Tau nebuvo sudėtinga ištrinkti euroviziškų blizgių drabužių? Nu, žinok, ne, aš susiplanavau, viskas buvo gerai organizuotai. Prasideda šitie organizuoti žmonės. Nu gerai, negaliu to paties apie save pasakyti, bet žinok, išverčiau visą spintą, kiekvieną drabužį iškapščiau. Nieko neradau blizgaus, nieko euroviziško. O tai tu kažkieno paklausai patarimo? Žinok, tiesiai kur lėkiau, tai yra į mamos spintą. Jinai kaip blizgutis, kaip vaivorykštė ten vaikšto, ten spalvos po spalvų. Ir žinai, žiūriu, klausiu mamos, kažką turi euroviziško, ir ji man sako, nu kad nieko neturiu, sako, nieko nėra. Išverčiau spintą visą, absoliučiai nieko neradau. Tada žinai, ką mama sako? Kągi? Sako, apviliosiu tave foliją ir galėsi varyti Euroviziją. Ai, tai čia kaip Verkas ir Dučka. Verkas ir Dučka? Taip, taigi atrodė, kad kaip folija blizgėjo. Ai, prieš 18 metų Ukrainėje. Dabar man viskas aišku, aš galvoju, ką čia mama pezama dabar. Taigi Verkas ir Dučka ten buvo apsirengus kaip folija. Šiek tiek pagražinu, bet kam prie ko mes čia likstam, tai prie to, kad mes šiandien turim savo vilnietišką Verkos ir Dučkos versiją ir į sceną kviečiame 2D klasę. Apsauginiai tikrai stiprus. Oi, man atrodo, kad labai stiprus. Po to tai kampinio rašinėjau, tik pažiūrėjau manęs, nu viskas išmešta. Žinai, jau vakaras taip įpusėjo ir aš jaučiuosi visiškai išsekus. A ne? Taip. Tai gal rytinės kavytės neturėjai? Žinok, jo, neturėjau. Tai ką, geriai, arbatą? Taip, skanę arbatą. Nu, kas pradeda rytą su arbata? Nu, nesąmonė. Nu, pakelkit rankas, kas negali pradėti ryto be kavos. Nu, va, matai? Nu, jėtus. Kas tau ką? Nieko neduos. Dariau! Ir vėl tu savo
skirtumas, einam sėsti. Nu taip, kaip krepšinio nepažiūrėjus. Kaip galima krepšinį praleisti? Nu, čia mes nusikaltimas, žinai. Bet ką kalbėjau apie kavą? Kad matai, net žiūrovai tau sako, koks rytas be geros kavos. O žinot, kokią aš kavą mėgstu? Espresso macchiato. Bet aš tau kokį antrą šotuką espresso įpilu, tai gera kavytė, gera. Nepadaugini kofeino. Nu, padauginu kartais, bet žinai, įsivaizduok, kad išgeri gero puodelį kavos, o pradedi savo pasakų pasaulį, tokia pat keliauji, savo svajoji, po kambarį vaikštai, smuiką dar kokį pagrėži. Argi negražu, argi nefaina. Ne per daug svajoji. Nu, visko būna, žinai. Na, bet gerai, gana svaigimus ir apie visas kavas ir ką mes dabar į sceną kviečiame. Mes į sceną kviečiame antrą A su antrą B klase, su 3 dainų miksu, Espresso Macchiato, Fairy Tale ir Mažulė. Espresso macchiato. Ciao bella Tommaso, ha detto tutto banco, mi like cose veri, importante. Non tanto che scusi, ma ti sa che riposi, e nadie sono vestito ristorante. Let me give you lemons, when dancing with the lemons, no stress, no need to be depressed. Mi amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato, por favore. Mi amore, espresso macchiato, por favore, espresso macchiato. Mi like tutti matti, quei 24 caratti, sono i casa americani, io so, mi mangi numeroso, I want more on the globe, that's why I'm sweating like a mafioso. Life is like spaghetti, it's out until you make it, no stress, it's gonna be espresso. Mi amore, espresso macchiato, espresso macchiato. Espresso macchiato. Kas tu toks? Atlikėjas, kas tu toks? Aš atlikėjas. Aš atlikėjas. Tu nebelaflik, pažiūrėk savo rūbus. Įrodyk, kad tu atlikėjas esi. Va, mano įdy. Pažiūrėk, atiduok, išnešti. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine,
mėnulį, o man labiau patinka su kempinė blizginti savo mažulę, 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 mano mažulę, 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 mano mažulę, 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 mano mažulę, mažulę. Nu tai vat visko pamatėm, ir mažulių, ir kavų, ir ko ten dar smuiko groja. Sakiau, kad aš grosiu irgi smuiku, pamatysi. Penktadienio vakaras espresso macchiato. Nu jau dar įsibrausiu. Taip. O dabar galbūt išgirskim, ką komisija mano apie šitą miksuotą pasirodymą. Superinis miksas. Ir aš taip džiaugiuosi, kad pagaliau ir Adui leido pasireikšti. Labai smagu, labai smagu. O Grinčas kaip nublėsgintas? Grinčas patenkintas, iš tikrųjų nesitikėjau, kad čia ant sienos atsidursiu, bet iš tikrųjų jaučiuosi šiek tiek nesaugiai, nes kiek dabar stebiuosi pasirodymus, be apsauginių neapseina šiaudė. Nu tikrai. Jo, ir iš tikrųjų, kas man patiko, kad pirmam pasirodymė mano močiutė šoka šitą 53 metų. Sakau, kad panaši kažkur. Vai, kur panašis lankiau. Beje, kolega. Mano nuomonė, tai vienintelis žodis bellissimo. Na, čia iš tikrųjų, pradedant nuo ūkininkų šokio, tokio nuostabaus, ir baigiant macchiato, ir paskui dar mažulė. Nu, tiesiog nuostabus čia kontekstas. Kultūrinės, ar ne? Na tai dėkojame komisijai tuomet. Žinai, Marusne, kofeino prigėriau, prisisvaigu apie tą savo macchiato. Ir žinai, apie ką pradėjau svajoti? Kągi? Apie gerą itališką picą. Apie tą tokį tystantį sūrį nuo tos picos gabaliuko. Bet palauk. Dar itališki makaronai su sūriu. Čia tai jau visą pasaka. O dar įsivaizduok. Toks, saulė leidžiasi, tu Venecijos kanalu plauki, tokia jaukioj valtelį su picos gabaliuku. Dar kokį italą nusigriebi. Nu, jeigu ne italą nusigriebi, tai nusigriebi gerą taurę vyno. Va, gerą taurę vyno. Nu, žinok, aš tuoj tikrai, man atrodo, savo kūčias praleisiu lėktuvę. Skrisiu tiesiai į Romą. Perkam bilietus. Na, o šį vakarą mes turim savo pilinietišką italų grupės Måneskin versiją. Ir tai bus ne kas kitas, kaip mūsų mylimieji ketvirtokai. Paplokime jiems! Già lo distingue fra le dita
Alieno, Alieno. O, Čia tai ugnis. va čia tai ugnis. Valet komisija pritarė. Va čia tai ugnis. Ei. Nu dėkojam ketvirtokams, čia tai valvo. Aš tai apapus. Aš irgi. Bet žinai, ta ugnis man priminė Garfieldą. Garfieldą? Taip. A tai čia ne nuo to dalyko, kad mes čia apie itališką pizzą praklavom, dabar tu čia katiną rašysi suėst. Palauk. Žinai, kaip Garfieldas mėgsta, baisiai mėgsta lazaniją. Ai, ta lazanija su traškiu sūrio Taip, bet viršaus. būtų traškesnis, tik padegini šiek tiek viršų. Oi, oi, tikrai skani lazanija. Bet žinai, kas yra geriau už Garfieldą ir lazaniją? Kasgi? Nepatikėsit. O gera dvikova. O dvikova tarp ko? Tarp žalio ir mėlyno, kitaip sakant, tarp dviejų mėgstamiausių, ypač žiūrovo mėgstamiausių, iš eilės antros vietos nugalėtojų Eurovizijoje. Todėl į sceną kviečiame gerą dvikovą tarp Karijos ir Baby Lazanija. Wow, paplaukim jiems!
Wow. Nu, po tokios dvikovos labai norisi išgirsti komisijos nuomonę. Gal prakalbėkit dabar. Turiu žodžių. Aš supratau, kur išliejo energiją, nes 2 savaitės per pamokas gulėjo, miegojo, nekalbėjo. Nuo po ugnies pagaliau atėjo ir karštis. Stipru, net Grinčiam nebūtų gėda padaryta su tokiu pasirodymu jau. Labai liuks. Gera energija. Paplokim komisijai. Na, jeigu jau ir Grinčas įvertino, vadinasi, pasirodymas buvo geras. Tai, bet žinot, vis dėlto, kaip bebūtų liūdna, bet vakaras eina iš tikrųjų į pabaigą. Palauk. Kur tu skubi? Nu, taigi, Rusne, pasižiūrėk, visi pasirodymai jau praėjo, viskas. Nebeturim nieko, ką parodysim. Eurovizijos visų numerį praėjo. Ne? Dar vienas renginys. Dar vienas pasirodymas. Ir kasgi čia? Nusakykit greičiau. O tai būtų mokytojų pasirodymas LT United. Nu, tai papokime jau! Nu, buvo tikrai wow, bet žinot, iš tikrųjų,
Kieno nuomonės mes norim išgirsti? Kinogi. Ogi komisijos. Kaipgi komisija nuteis savuosius? Komisija niekada savųjų neteisė. Taip ir maniau. Superinis pasirodymas. Taip, jau niekas jų nenugalės. We are the winners. Mes su jumis. Labai gerai. Mokytojai šaunuoliai, pasirodo iš tikrųjų jos galima iš sceną ištemti. Taip, tikrai iš tikrųjų. Šaunuoliai. Na tai ką? Tai čia ir ateina mūsų pabaiga renginio. Iš tikrųjų. Bet aišku, nors šis vakaras jau atėjo į pabaigą, bet esam labai dėkingi, kad susirinkot. Dar niekur neinam. Kad susirinkot. Aišku, didelis ačiū dalyviams, kad pasirodė, kad išdrįso įlipti į sceną. Didelis ačiū mokytojams už tokį nuostabų pasirodymą, ačiū mokytojams už komisiją, ypač Grinčui. Komisija buvo nuostabi, o Grinčas dar nuostabesnis. Bet visgi šis renginys nebūtų įvykęs be mūsų nuostabiosios Režisierės. Ateikite į sceną. Tai jums maža dovanėlė nuo visų dalyvių, kad buvot kartu, kad padėt pasiruošti. Taip, aišku. Aš irgi galima žodį. Tai aš esu jums be galo dėkinga, kad galiu būti dalimi viso to, ką jūs darot, nes jūs esat beprotiško kūrybingumo žmonės jauni. Ir iš tikrųjų čia manęs yra tik tai tokias kruopytės. Aš prieinu kažką pataisau, padarau, gal šiek tiek taip pasisuk labiau, bet ką jie darė viską vieni. Scenarius yra merginų, aš tik tai ten kažkokius kablelius sudėjau, taškelius. Viską, ką matėt, viskas yra šitų jaunų žmonių darbas. Jūs esat nerealus, man taip geras su jumis, taip ir toliau jaunimas. Ačiū. Norim tada jūs tik palinkėti gerų švenčių ir kad ši tradicija Kalėdinio karnavalo dar nenutrūktų. Ir dar ilgai šis Kalėdinis karnavalas kartotųsi.